Ar jūs žinojote, kad Trakų rajone Raudoniškių kaime yra nuostabių alpakų šeimyna pavadinimu Alpaka Family Park? Palauk, kur gyvendi? Palauk, mes nespėjom. Palauk, nu, ateisi, va. Eikš. Palauk, Erika, aš nespėjau. Palaukit jūs. Ir tu atėjai. Alpakos Edvardui ir Erikui tai gyvūnai numeris 1. Čia ir maitino, ir glostė, ir bėgiojo, ir šokinėjo. Na, viskas buvo galima. Rekomendacijos didžiulės, šeimininkai labai malonus, labai draugiški, tikrai rekomenduojame čia su vaikais atvažiuoti ir praleisti bent valandėlę, juos maitinant, glostant. Vaikai tiesiog nenorėjo iš čia išvažiuoti. Aha, jau žiūri, ką tu ten turi, Erikai. Jaunai nori pas tave. Ir aš manau, tai labai daug ką pasako. Paskui tave, Edvardai, žiūrėk, kiek alpakų atbėgo. Nu. Ir kaip pas tave ateina alpaka. Mažytės tokios gražios. Tada pas mus toj vaikščios. Nu, ką pasakyti? Visą kompaniją, visiems susiek, visiems susiek. Va. Dar va, liko, nebijau. Pas tave nori. Liko, va. Oi. Prie tavęs ta alpaka ateina. Nori kokios rankos? Atėjo? Taip. Kokios rankos? Ar man reikia aukštų? Iš kokios rankos? Iš šito. Gerai, gal turės.